Labas. Sulaukiau vieno gero klausimo iš Jūratės ir manau, kad vertėtų šitą klausimą panagrinėti detaliau ir esu tikras, kad ir jums bus įdomu, o ką daryti, jeigu gyvenime, kaip rašo Jūratė, ką daryti, jeigu turiu kasmėnesinių įsipareigojimų, skolų, neturiu laisvesnių pinigų ir gyvenu tiesiog nuo algos iki algos ir neturiu pinigų pradėti kažką tai savo, neturiu pinigų pradėti savo mėgstamam darbui ir savo mėgstamam veiklai. Taigi, ką daryti, jeigu tokia situacija? Norite pakeisti savo gyvenimą, norite kažkur gyvenime nukeliauti kažkur tai kitur negu esate ir turite tam tikrų jūs ribojančių dalykų. Reiškia, šiuo atveju, Jūratės atveju tai yra pinigai. Bet pirmas dalykas, ką aš matau, kur didžiausia problema, tai nėra pinigai. Didžiausia problema ir pirmas patarimas, ką daryti tokiu atveju, tai yra tas tunelinis mąstymas, kada mes turime kaip ir žirgai uždėti tokias apsaugas, kad neįtum į šoną. Ir kiekvienas mes turim krūvas vidinių ribojimų. Ir tie ribojimai padaro mūsų mąstymą, mūsų matymą štai tokį tunelinį, tiesinį. Ir mes nematom, kas dedasi į vieną ar į kitą pusę. Dėl to pirmas dalykas, ką reikėtų daryti, tai yra praplėsti savo mąstymą. Dažnai sako, keisti savo mąstymą. Šiuo atveju keisti mąstymą galbūt nereikia. Reikėtų išplėsti tą, ką mes galvojame. Ir tiesiog žinoti, kad yra daugiau pasirinkimų, daugiau yra galimybių. Ir čia lengviau pasakyti, negu padaryti. Kągi daryti tokio, kad tas mąstymas plėstųsi. Ir štai čia jau daug dalykų galima daryti, bet šiandien galbūt vienas paprasčiausias dalykas būtų pasimti knygą, asmeninio tobulėjimo knygą, knygą apie finansus, tą pačią mano knygą, finansinės sėkmės formulę, ir ją perklausyti, perskaityti ir taip praplės mąstymą. Nenorite imti mano knygos, pasimti Tony Robbinso, pažadink milžinę savyje, paskaitykite ją ir padarykite bent keletą, ne visus, bent keletą pratimų iš tų, kas ten parašyta. Tai tikrai praplės jūsų mąstymą ir turėsite daugiau pasirinkimų. Antras dalykas, ką būtina daryti tokioje situacijoje, kada yra skolos, įsipareigojimai, norim pakeisti kažką tai, bet nėra už ką. Pinigai, taip, pinigai visada reikalingi. Bet šitoje vietoje, ką reikia daryti? Jeigu taip ir toliau, reiškia, jeigu ir toliau gyvensim nuo algos iki algos, reiškia, niekas nepasikeis. Ką reikia pradėti daryti? Reikia atsidėti dalį savo uždirbamų pajamų. Tai reiškia, taisyklė tokia, esu tikras, kad jūs esate girdėję daugia kartų, bet 10% to, ką uždirbi, 10% to, ką gauni, privalai atidėti investavimą, privalai atidėti į savo ateitį. Jeigu sunku, jeigu finansai neleidžia, įsivaizduokite, kad jūsų mokesčius pakėlė nuo rytojaus 10% ir reikia gyventi tiesiog be 10% savo pajamų. Arba jūsų atlyginimas sumažino 10% ir reikia suktis ir 10% pinigų jūs negaunate. Jeigu jau visiškai sunku, totaliai neįmanoma, atsidėkite 1%, bet esmė, kad privalot atsidėti. Jeigu sunku, privalot atsidėti. Štai čia kas vyksta, tai yra įgūdžių lavinimas, įgūdžių ugdymas. Ir būtent įgūdžiai leidžia vėliau juos turint pritaikyti taip didesnėse sumose ir dėti didesnius rezultatus. Bet jeigu įgūdžių nebus, niekas nepasikeis. Tai pradėkit atsidėti bent tą 1%, o dar geriau 10%. Minimum 10% iš tikrųjų reikėtų atsidėti. Bet jeigu 10 negalit, bent jau tą vienintelį procentą. Ir trečias dalykas, ką daryti. Tai pradėti savo gyvenimą sakyti taip. Pradėti sakyti taip galimybėms. Aš esu tikras, kad gyvenime kiekvienas iš jūsų esate sulaukę kažkokių tai pasiūlymų, galimybių, idėjų, nueiti į seminarą, pradėti kažkokią tai veiklą, galbūt prisijungti prie tinklinės rinkodaros kompanijos, kažką padaryti. Ir dažniausiai žmonės sako, ne, aš to nedarysiu. Ir kas vyksta? Tai vyksta panaši situacija, lyg jeigu pas jūs ateitų žmonės su dovanomis, ateina kažkoks žmogus pas jūs su dovanom vieną kartą, sako, štai tau dovana kažkokia maža dovanėlė. Jūs sako, ne, man dovanų nereikia, ačiū nereikia. Ateina žmogus antrą kartą, sako, va, prašau tau dovanėlę, prašau, priimk mano dovaną. Jūs sako, ne, man nereikia, mano galimybės nereikalingos. Tai kas vyksta trečią kartą? Žmogus nebeis pas jūs ir nebeneš jums dovanų. Lygiai taip pat su gyvenimu. Gyvenimas atėjo atnešė jums dovaną, pasiūlymą. Nueikite pristatymą, paskaitykite knygą, prisijungite prie kažkokios kompanijos, pradėkim kartu verslą. Kažkokia maža galimybė. Esu tikras, kad kiekvienas iš jūsų esate gavę pasiūlymų. Kas negavote, štai jums pasiūlymas nuo manęs. Aš ieškau žmonių, jiem Capital komanda, ieškau žmonių, kurie nori dirbti sunkiai ir nuosekliai. Apačioje dėsiu nuorodą, susiekit su manim, man reikia žmonių. Reikia žmonių, tokių, kurie nori dirbti. Va jums pasiūlymas, jūs gavote. Kažkas priims, kažkas ne. Tai žmonės dažniausiai sako ne. Ir tada gyvenimas, ką daro, tiesiog nebeneša jums tų dovanų, nebeneša jums tų pasiūlymų. Bet jeigu jūs tampate geri priėmėjai, priimate, vieną kartą pasiūlė,
priimė daugiau, kažkas gero. Gyvenimas sako, šitas žmogus priiminėja, mes duokim jam daugiau. Ir kai išmoksite užsisakyti dovanas ir jas priimti, tai nesibaigiantis dalykas. Jūs gausit jūsų norimus dalykus nuolatos. Dėl to išmokit sakyti taip. Bent jau retkarčiais, ne visada, bet bent jau retkarčiais. Išmokit sakyti taip. Ir esu tikras, kad jūsų gyvenimas ženkliai pasikeis. Tai 3 patarimai, dar kartelį. Plečiam mąstymą iš to tunelinio, nes vėlgi esminė vieta šito vietoj mūsų per siauras mąstymas ir per siauri pasirinkimai. Edukacija, knygos, seminarai tam padės. Antras dalykas, 10% minimum atsidėti, jeigu jau ten visiškai blogai, 1%. Ir trečioji dalis, tiesiog pradėkite sakyti daugiau taip, daugiau būkite pozityvus ir priimkite tai, ką atneša jums gyvenimas. Jeigu kažkam nieko dar netnešė, tai kaip pasakiau, po apačia šio video linkas į MCapital karjeros pristatymą, nes aš pats samdau, man reikia gerų žmonių, kad prisijungti komandą ir galbūt kažkas iš jūsų prakeisit savo gyvenimą būtent prisijungę prie MCapital komandos. Tai trumpai tiek, tikiuosi, kad šie atsakymai naudingi buvo ir jums, ne tik Jūratei. Ir jeigu turite ir jūs klausimų, jeigu turite klausimą man apie asmeninį tobulėjimą, apie finansus, apie investavimą, apie verslą, brūkštelk komentarą, brūkštelk laišką ir aš tikrai atsakau visus laiškus, nes tikrai noriu pagelbėti žmonėms geriau gyventi, pasiekti savo tikslus ir sukurti gražesnę Lietuvą, sukurti gražesnę ateitį mūsų šalyje. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū už jūsų komentarus, už jūsų palaikymą ir pasimatysim gyvai arba kitose video. Ate!